Kuriam pirtį. Laidą Kuriam pirtį remia Elucida – pirčių pasaulis nuo konsultacijos iki įrengimo ir e-pirtis.lt. Čia rasite viską, ko reikia einantiems į pirtį. Sveiki, mieli klausytojai. Šiandien laidoje Kuriam pirtį svečiuose Audra Staškevičienė jau antrą kartą. Ir ji labai gražiai apie save prisistatė. Tai yra lietuvių filologijos magistrė, profesionali pirties meistrė, masažuotoja, Perkūnijos pirties mokyklos vadovė, dainų eilių kūrėja, mama ir žmona. Na ir šiandien mūsų pokalbio tema – medžių vantos lietuviškoje pirtyje. Pabrėžiu, būtent lietuviškoje pirtyje. Esu lankęsis pirtyse kitose šalyse ir galiu drąsiai pasakyti, kad vantų įvairovė, jų panaudojimo tradicijos, ko gero Lietuvoje yra giliausios. Teko būti Suomijai, pas juos nėra vantų tradicijų jokių. Jie eina grupė žmonių, 15-10 žmonių su viena vanta ir galvoja, kad jie jau vanojasi. O pas mus, žiūrėk, pas mus visi pirtininkai prisidalus, eina mažiau kaip 4-5 vantų. Vis labiau žmonių pamilsta tą lietuvišką pirtį. Vieni ateina tiesiog pasikaitinti pas mus, čia dažniausiai tokie spa centruose, kurie yra, kur tos sausos pirtis. O kiti būdai nešasi vantas ir supranta tiktais garinę pirtį. Kam reikalingos vantas pirtyje? Vat pirmas klausimas tau. Tai sveiki, mėly klausytojai. Aš neįsivaizduoju tikrai, tiesą pasakius, lietuviškos pirties be vantų. Ir jeigu tai pažiūrėti tikrai, kaip ir sakėt, pasaulio mastu, tai va tą pridėčiau ne tik lietuvišką, bet ir latvišką, tą baltišką mūsų pirtis. Jinai turbūt ir išsiskiria viso pasaulio kontekste, kad mes labai daug naudojam įvairių augalų pirtyje. Mantų, žolynų naudojam daug pirtyje. Ir kam jie reikalingi, tai aišku, mes galim tiesiog ateiti į pirtį, pasėdėti, pasikaitinti, išprakaituoti ir tai jau bus labai gerai. Jeigu tiek bent jau sugebėsim padaryti. Bet jeigu mes atsinešam į pirtį augalus, atsinešam medžių vantas, tai mes galim labai daug papildomos naudos sau suteikti ir mūsų svečiams, kurie yra. Tai tas vantų poveikis yra labai įvairus. Pagrinde žmonės įsivaizduoja ir žino tai, kad mes galim pasivanoti su vantom. Jo, vantos yra įvairios. Jos yra dengiamas svedoklinės, kvapų vantos, yra vanojimo vantos, jų begalė panaudojimo būdų. Ir jų tikrai yra lietuviškai pirtyje pats įvairiausias, ko gero, kaip man teko sutikti. Čia pilnai sutinku su tavo tą nuomonę. Ir kokia vanta, tau yra, kokia vanta yra pati mylimiausia, tavo rankai, tavo darbui. Kai pradėjau pirties kelią, labai buvau pamilus ąžuolines vantas, tikro ąžuolo, man kažkoks labai buvo ypatingas tiek kvapas, tiek jos visas poveikis, prisilietimas, ta energija ąžuolo buvo labai stipri. Paskui buvo momentas, kai klevas labai patiko ir tiek šviežias, tiek šaldytas pirtyje. Dabar šiuo metu turbūt, kad prieinu prie tokio gilesnio moteriškumo savyje. Ir labai pamilau liepinės vantas, tai labai mėgstu. Jos tu naudoji kaip vanojimui? Naudoju vanojimui, naudoju dėl terapijos. Tas moteriškos. Tai vat būtent. Teisingai, moteriškos pirtis, apie moterišką pirtį kalba. Taip. Mes šitai pradės nuo kietesnėm vantom, su beržinėm, su ąžuolinėm. Taip, sutinku. Taip, ir va tas vat yra labai įdomu, reiškia, ir aš tapau po truputėlį vis labiau tokia moteriškesnė, jeigu jau pamilau tas liepinės vantas. Ir iš tikrųjų nuostabus poveikis liepų. Liepinės vantas tu naudoji žydinčias ar naudoji jau tokias subrendusias, nužydėjusias? Naudoju įvairiai. Jeigu noriu daugiau dėl aromaterapijos, dėl kvapo, vat kai būna moterų pirtis, tai tada naudoju su žiedais. O jeigu daugiau tokias kaip vanojimui vanteles, tai tada susirišu tokias plačias, lengvas, vėduoklinės ir jau be žiedų vantas. Gerai, tu sakai, kad beržas, ąžuolas, liepa, kokias dar vantos? Aš tai mėgstu visus medžius. Man nėra nei vieno, kuris būtų kažkoks blogesnis už kitus. Tai aš labai pradėjau pastaruoju metu iš viso gilintis į medžius, į tą medžio energetiką, į jų savybės. Tai man bet kurio medžio, kuris, aišku, nėra nuodingas, tai visus galim naudoti pirtyje ir aš myliu kiekvieną medį, kiekvieną. Nuodingas aš gal vargiai, gal pasakysiu, kad yra nuodingų. Galbūt yra tų, kurių negalima daug naudoti, kaip pavyzdžiui ieva, nes vis dėlto viskas, kas kvepia amarėtų, tai yra savyje turi cianidų.
bent jau taip mokslininkai teigia, tai jos truputį atsargiau, o visos kitos gi yra tinkamos. Ar yra Lietuvoje nuodingų augalų, kurios naudoja pirty? Iš nuodingų augalų, ko yra, kurie nuodingi ir tiesiog negalima, tarkim, kokio kukmedžio negalima. Ne, tai čia jų nenaudoja. Yra žmonių, kurie sugalvoja kartais prisiskinti ir atsinešti. Jie nežinojama greičiausiai. Tai čia tą reiktų žinoti, bet tos tradicinės mūsų gerai žinomos vantos, tokios kaip, tarkim, drebulė, ne, kaip lazdyno vanta gali iš tokių. Labai faina lazdyno vanta, labai gera, jin tokia vyriška, grinai, tokia pakankamai šiurkšti, bet jinai turi vieną minusą, ją gal sunku sudžiovinti žiemą. Vat šviežiai, lazdynas labai geras daiktas. Žiemą jisai tiesiog tubyrė, lapelį sutrupa. Daugiau šviežiai. Tai jeigu ryšit lazdyno vantą, žinokit, kad jos yra tik tais tam kartui, prisirišai, panaudojai, nes žiemai sunku jas įsaugoti. Nebent užšaldysi jas. Taip, o iš pavasarinių vantų, kaip sakau, aš vadinu pavasarinėm, nors galima naudoti vis praktiškai iki rudens, tai visos tos karklinės vantos, žilvičių, gluosnių, labai man smagu yra, kad aš taip intuityviai pati atradau, kol dar berželiai būna nesubrendusiom šakelėm ir dar gaila juos neštis į pirtį, nes ir nėra prasmės, tai aš tada pradėjau ieškoti, kas jau žaliuoja, kokį gegužės mėnesį ir pastebėjau, kad žilvičiai, gluosniai, karklai, visi tie iš tos giminės augalai, blindės, jie jau būna sužaliavę ir iš jų galima kuo puikiausias vanteles susirišti, netgi ir pavanot galima lengvai. Tai man labai patiko ir tik po to, kai pradėjau gilintis ir pamačiau, kiek daug savybių turi ir kad labai nuo seno naudojama, kad aš čia dviračio tikrai neišradau, kad baltiškoj pirty visi tie medžiai buvo naudojami jau seniai. Tu labiau mėgsti džiovintas vantas ar šaldytas? Ar tau nėra skirtumo? Aš teko man ne kartą bandyti, kadangi aš ir pats savo rišu ir draugam rišu, tas šaldytas vantas, jos turi gerokai stipresnį kvapą, jos vis dėlto pasifermentuoja tenais, susuktos į plėvelę, ir jos, kai išimi žiemą, jos rodos ką tik duskintos ir dar paturbintos. Taip, tai aš mėgstu visas, jeigu labiau šaldytos, tai sakyčiau, kad dėl intensyvaus aromato. Bet dabar visai neseniai dar irgi tokį atradimą padariau, kad šaldytos vantos jos yra sunkesnės negu džiovintos. Ir jeigu nori to lengvumo, kad lengviau vanoti būtų, kad lengviau su jom pirtyje dirbti, tai vis dėlto džiovintos vantos irgi yra gerai. Rankai, jo, sutinku, galbūt yra ir geriau, bet vyriškai rankai kodėl? Man labai patinka dirbti su šaldyto vantom, nes jos tokios, dėl sunkumo aš kažkaip neatkreipiu tai dėmesį, bet jų kvapas, aišku, ten toksai jau stipriai pasidaro toks dominuojantis jisai. Labai kvapnios pasidaro. Netgi tas pats beržas, jisai gal kelis kartus stipriau kvepia negu išdžiovintas ir atmirkytas. Taip, ir netgi visai kitoks tas aromatas. Jo, kitos kitoks, jo. Koks yra vantų fizinis poveikis? Ir kokios vantos, nuo kokių negalavimų, nuo kokių ligų galima būtų panaudoti arba patarti jas naudoti? Į ligas nesu, aš labai įsigilinus, taip kaip specialistė, aš labiau fizinį poveikį naudoju pirtyje vantų pagal pojūtį žmogaus, pagal prisilietimą. Tai viena iš tokių kaip ir būdų ir žmonėm leidžiu pajausti, koks yra medžių kokie lapeliai. Ar tai yra lapinė vanta, ar tai yra spygliuota vanta. Ne, jeigu tai yra lapinė vanta, ar ten kaip ąžuolas, tarkim, arba raudonasis ąžuolas, ar jisai labiau platus, plokščias, ar tarkim liepa jau bus švelnesnė, beržo lapeliai tokie dar minkštesni, švelnesni, ar ne? Tai kiekviena ta vanta prisilietus prie žmogus pajaučia visiškai kitokį potyrį ant kūno. Ir aš tai irgi žmonėm kviečiu pajausti. Dabar pašiurensiu su viena vanta, o paskui su kita. O tu žmonėm kokias vantas naudoji? Ar jam duodi atpažinti? Visaip. Čia būna visaip. Kartais ir atspėt, paprašau, kad atspėtų. Atspėt, ko gero, tas, kurios papai naudojimas. Kėnis, pelynas, ieva, kas ten vingiorykštė. Labai nuostabus kvapas. Man vingiorykštė ir pelynas, ko gero, yra numeris vienas, nežinau, kurių geriau. Abidžiu, ko gero. Pirtyje, ten kvapam, tai tenais. Ir visi mano svečiai, kurie ateina į pirtis, jie ten tiesiog, oi, mūsų kvapai. Taip, o jeigu kalbant apie spygliuočių vantas, pastaruoju metu pamėgau eglės
mantą. Eglės. Ir vat ir. Bet in vanojimą ir eglės kvapai? Aš ją naudoju labai įvairiai. Dėl aromato. Gali pakabinti gariniai, kai gauna garo, nuostabiai kvepia, tas aromatas nuostabus. Apie tą eglę tokių truputį ir neigiamų yra visokių dalykų, bet kai pasigilinau, tai yra, sako, kad susijusi su tokia niūruma, su laidotuvėm, su žodžiu. Bet iš tiesų, tai pasigilinus, tai yra labai ryšys stiprus su protėviais, su mūsų, su ta ir ta eglė žalčių karalienė, su ta Jeigu būtų neigiama energetika, nieks naujiesiams metams jos nepuoštų taip, būtent. Gražiai žaisliukais, puoštų kokį nors birželį, kad ir nubyrėjus. O eglė vis dėlto ne. Tai čia nuostatos. Tokia kaip transformacinė vanta, tokia susijusi su ta senosios Europos civilizacija, kur deivės moterys buvo ir ta eglė yra tokia, aš ją naudoju. Kai kažkokias svarbus žmogui įvykis, kai reikia jam padėti kažką paleisti, atsinaujinti, tada imu eglės vantas ir šalia manęs miškelyje auga nemažai tų eglių, tai aš susirišu iš tokių šakelių, kurios yra švelnios, pakankamai švelnus tie spygliukai, kurie nesibado. Tai aš iš tokių susirišu vanteles ir tada su jom galima paglostyti, yra labai malonu įpinti į vanojimą, tarkim, tu vanoji su kitom vantom, tada pasiimi į tą eglės vantą ir davei garo ir taip iš viršaus nuleidi tą šilumą, tą garą tokiais glostimais, prispaudimais, tokiais pakompresavimais, tai Latvija iš vis naudoja tą, kad apdeda gerai sušildo kūną, tada apdeda egliniam šakelėm ir tada deda sniego, gerai užpila garo. Esu buvęs netgi, ne tai, kad matęs. Taip, gal žiūrovai nežino. Ar kokios vantos ir kaip veikia energetiškai, tu gali ką nors išskirti arba apibūdinti 14 vantų skirtingų? Taip, mes darėm tokį unikalų eksperimentą su Rasa Mažonienė, gydytoja, ir tą knygą jinai išleidusi yra Kūno kalba. Jinai naudoja tokį rezonanso metodą, tai jeigu trumpai pasakyti, tai yra pajautimas subtilių pojūčių, kas sklinda iš kažkokio tai objekto, iš kažkokio daikto. Tai jie tą metodą naudoja įvairiom stipriom energetiniam vietom pajausti, šventom vietom pajausti. Ir man tada kilo tokia mintis, o pabandyti šitą metodą pritaikyti ir pasižiūrėti, kas sklinda ir ar sklinda iš medžių vantų. Ir pažiūrėti, nes yra tos literatūros, yra informacijos, o kas iš tikrųjų iš jų sklinda. Ir mes tada pabandėm patyrinėti. Tiesiog pasikvietėm grupę pirtininkų, pasikvietėm Rasą Mažonienę ir stebėjom, darėm tokį eksperimentą, kas iš tų vantų sklinda. Tai buvo tikrai įdomus labai eksperimentas, labai įdomus atradimai. Tikiuosi, kad kažkaip pavyks ateityje ir aprašyti ir paskleisti labiau tą informaciją. Tai kiekviena vanta tikrai turi teigiamą poveikį, jeigu tokia bendra išvada. Visi medžiai, visi laukia ir nori žmogui pagelbėti, pagydyti ir padėti, į kurį mes besikreiptumėm. Tai čia tiesiog, jeigu mes paprašom to medžio augalo galios, jisai pradeda su dėkingumu, su džiaugsmu mus gydyti per vanojimą. Ir toksai mes žiūrėjom pačias tokias dažniausiai pirtyje naudojamas standartinės vantas, tai yra beržas, ąžuolas, liepa, ievą dar žiūrėjom ir klevą. Tai šitas vanteles. Čia mūsų tos jau darbinės pagrindinės vantelės. Tai jeigu taip labai trumpai apibūdinti, tai būtų galima palyginti, kad medžiai kiekvienas turi savo charakterį, kaip gyvi žmonės. Ir tarkim, beržas tai yra kaip jaunuolis, kaip jaunas vaikinas, kuris toksai pilnas gyvybės, pilnas jėgų, atsinaujinimo ir ta jo energija yra tokia, kad jisai suteikia to gyvybingumo, tos jaunatviškos energijos ir jisai besąlygiškai tiesiog priima žmogų ir jį pradeda valyti, gydyti, išvalo viską ir dar pripildo tos jaunatviškos energijos. Tada kitas medis jau toksai truputėlį tai būtų klevas. Tai jis jau būtų toks kaip vidutinio amžiaus vyras, toks, kuris jau tvirtai stovi ant kojų, yra kažką jau gyvenime pasiekęs, nuveikęs, bet jis toksai pilnas optimizmo, pasitikėjimo, pozityvumo, tokios harmonijos.
Ir jisai va taip džiugiai sako, ateik, aš parodysiu tau, koks puikus pasaulis, kaip čia smagu gera gyventi. Tai va toksai harmonizuojantis, balansuojantis toksai augalas yra klevas. Ir man labai patinka ta klevo energija tokia. Ąžuolas. Vat, prieisim prie ąžuolo. Ieva, kas mane labai nustebino, ieva yra jaunatviškos, energingos, tokios gyvybingos moters energija, pilna tokio jaunatviško seksualumo, gyvenimo džiaugsmo, tokio moteriškumo. Ir tai, vat, ką per tą eksperimentą mes pajautėm, kad mes pilnai neišnaudojam ievos vantų. Mes tik ateinam, palei nosį truputėlį pasukam ir išnešam tą ievą. O iš tikrųjų, tarkim, vanojant moteris, truputėlį galima būtų įnešti tos ievos vantos pašiurenimui, tokiam prabėgimui per visą kūną, kad, kaip sakau, atgaivintumėm tas moteris ir prikeltumėm tą jų džiaugsmą, tą moteriškumą jų. Tai va šitą, aišku, tik nereikia persistengti, vat, kaip ir minėjai, su ievos vantom, nes jos, jeigu ilgai naudosim pirtyje, tai bus per stipru. Per daug stiprus aromatas ievos yra, bet va tai, ką turi ta ieva, tai tikrai mane nustebino ir sužavėjo. Nu va, tai ąžuolas yra tarsi tėvas išmintingas, tarsi senelis, kuris toksai pilnas išminties, pilnas tokios meilės, globos, kur jau ateik vaikeli, aš tavim pasirūpinsiu, tave paglobosiu, tau suteiksiu visko, ko reikia. Tai toksai kaip vat mylintis, globojantis tėvas, kuris tave pripildo pasitikėjimo, išgydo, atgaivina ir nu vat prie jo gali prisiglaust kaip prie tėčio ir pasisemti tos gyvybės. Ir liepa tarsi, nu vat kaip tarsi sakyčiau, kaip atsvara ąžuolui, tarsi kaip kita pusė, kaip tėvas ir motina, ne, tai liepa yra tarsi ta mylinti mama, ta globojanti mama, kuri iš liepos vantos yra sklinda besąlygiška mamos meilė. Tai jeigu mes norim, kad pripildyti žmogų meilės, jeigu patys norim užsipildyti tą meilę, tai vat ką aš dar atradau ir kas man buvo nauja man pačiai, su liepos vanta net nebūtina vanoti, užtenka, kad tu ją vat prisiglaudai prie kūno, paprašėjai ir jinai jau tave globoja, atiduoda. Tai va, tai su tom vantom net ne visada reikia ir to fizinio tokio kontakto. Mes praeitoj laidoj kalbėjom, kad tu kuri dainas apie pirtį. Apie vantas turi dainą? Apie vantas taip pat, bevedant pirtį, bevedant moteriškus pirties ritualus, kada duodi žmonėm vieną vantą pašiurenti, pakvėpuoti kitą, trečią, o taip ir gimė daina, paduok sesiulą. Dabar kažką tai pasmelį vieną. Galiu, reikia pabandyti. Paduok sesiulą, man vandens samtelį, paduok sesiulą, man vandens samtelį, tai aš užpilsiu, tau skalsaus garelio, tai aš užpilsiu, tau skalsaus garelio. Oi, net dribuliukas praėjo. Oi, fain. Nu ką, kadangi laida gaila, bet laida eina po truputį į pabaigą. Taigi, mylės klausytojams, aš galiu priminti, kad šiandien pas mus svečiuose buvo Audra Staskevičienė, Perkūnijos pirties mokyklos vadovė, eilių kūrėja, dainų kūrėja, profesionali pirtininkė, mama, žmona, ten daug tų regalijų visokių. Audra Staskevičienė ir kalbinau ją aš, Edmundas Pranculis, pirtininkas, pirties renginių organizatorius ir šios laidos, šiltos laidos vedėjas. Ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi. Iki kitų susitikimų. Ačiū visiems ir kviečiu visus apsilankyti gerose lietuviškose pirtyse. Iki. Kuriam pirtį. Laidą Kuriam pirtį remia Elucida, pirčių pasaulis nuo konsultacijos iki įrengimo ir e-pirtis.lt. Čia rasite viską, ko reikia einantiems į pirtį.